Sveikučiai! Šiandien kepam kukurūzinį viščiuką su čimičuri prieskoniais. Vištiena yra ko gero mėgstamiausias mano dalykas kepti kamadę, ypač jeigu tai yra kukurūzinis viščiukas. Kepti vištą galima labai įvairiais būdais. Man turbūt labiausiai patinkantis būdas tai yra padarant jos išklotinę. Tai tiesiog apvalau truputį, nupjaunu tai, kas kabo ir įpjausiu stuburą. Galima tą stuburą išimti visiškai, tai reiškia įpjauti iš abiejų pusių. Šiuo atveju tiesiog įpjaunu iš vienos pusės ir padarau vištos išklotinę. Tai, kad palieku stuburą, iš esmės kepimui nelabai turi įtakos, galbūt šiek tiek ilgiau keps, bet tuo pačiu iš kaulų daugiau skonio lieka. Esu išbandęs labai daug įvairių marinavimo būdų ir šį kartą nutariau pabandyti pamarinuoti su čimičuri prieskoniais. Tai kadangi pakelyje jau nedaug liko, daugiausia ten liko česnakai ir taip pat sunkesni visokie dalykai, dar pridedu papildomai čili dribsnių ir daug druskos. Aliejaus galima dėti turbūt šiek tiek ir mažiau, bet turi būti tokia kaip ir masė, kuria po to įtrinsim visą vištą. Tokiu būdu marinuojant esu kepęs vištos ketvirčius, bet visos vištos dar nekepiau. Įdomu pabandyti. Ir tikrai geras skonis, kuris tinka labai steikui, pavyzdžiui, arba bet kokiai kitai mėsai, bet turi tikti labai ir vištienai. Tai gana gausiai įtrinu prieskoniais ir įtrinu ne tik tai iš vidaus, kur daugiausia dedu prieskonių, bet taip pat ir iš išorės. Ir svarbu, kad visas paviršius būtų pakankamai gerai įtrintas ir palieku marinuotis. Tai marinuoti geriausiai yra per naktį, paliekant šaldytuve. Per tą laiką mėsa ir tiek suminkštės, tiek įgaus papildomai skonio. Aliejus šiuo atveju dar irgi padeda apkepti po to odai, turėtų būti labai geras rezultatas. Bet jeigu nenorit, galit nedėti aliejaus, tiesiog tada viską reikėtų užmerkti prieskonius pačius su vandeniu ir palaikyti, kad jie išbrinktų ir taip pat lygiai įtrinti vištą. Abu variantai yra tikrai tinkami ir reikia tiesiog palaikyti. Kuriu kepsninę ir kaitinsiu ją iki maksimaliai kokie 170 laipsnių Celsijaus tam, kad apkeptų oda, bet pradžiai pradėsiu nuo gana šaltos kepsninės, dalinis parūkinimas šaltuoju būdu ir po to karštas rūkymas toliau. Anglims įsidegus iš karto dedu sistemą ir deflektorių, taip pat dedu nulašėjimo indą ir leidžiu kepsniniai dar truputį pašilti, nors iš tikrųjų galima pradėti kepti ir iš karto. Kadangi marinavau prieskoniais, kuriuose yra daug žolelių, taip pat yra ir aliejaus nemažai tam mišiny, tai dar papildomai nuvalau vištienos odą tam, kad mažiau prisviltų ir tolygiau keptų. Norint iškepti vištieną, kad jinai išliktų sultinga ir taip pat būtų pilnai iškepusi, tai tikrai geras pagalbininkas yra termometras. Tai labai rekomenduoju vienokį ir kitokį naudoti ir krūtinėlėj temperatūra turi būti 74 laipsniai Celsijaus. Kaip jau minėjau, pradedu rūkinti, kai kepsninė dar yra pakankamai ataušusi. Ir rūkinimui dedu tiesiog pagaliuką medienos į apačią, taip pat galima medienos dėti ir tarp anglių, kuriant kepsninę. Kepimo metu temperatūra po truputį kyla. Ir kai jau jinai kyla arčiau tos 170 laipsnių Celsijaus numatytos temperatūros galutinės, pridarau truputį kepsninės angas, tam, kad jinai nepakiltų per daug. Vištą nuimu tada, kai temperatūra yra kokiais 3-4 laipsniais žemesnė negu galutinė. Tai kaip minėjau, krūtinėliai turėtų būti 74 laipsniai, tai apie 70-72 laipsnius jau galima nuimti. Nuėmus kepsnį reikėtų leisti jam pravėsti, tai tokiu būdu pasiskirsto sultis ir jinai gauna mėsa galutinę temperatūrą. Palaukiu kokią 15 minučių, nes višta yra apie daugiau negu 1,5 kilogramo ir po to galima pjauti. Tokiu būdu pjaunant išbėga mažiau sulčių ir mėsa išlieka sultingesnė. Šį kartą gavosi tikrai geras rezultatas, višta yra sultinga, puikiai iškepusi. Galbūt odelė nėra tokia prikepusi, kaip galėtų būti, bet turbūt tai yra dėl aliejaus. Tiesiog jinai yra puikiai sukramtoma, nors nėra traški. Labai paprastas marinavimo būdas ir tikrai labai patogu. Siūlau išbandyti tokį marinavimą su čimičuri prieskoniais ir aliejumi. Skanaus ir iki kito karto.